Lokacija numeris 2 pakeitėm, ne, lokacija numeris 3. Pakeitėm lokaciją, atvykom pasižiūrėti apleisto vandens parko. Kad vandenukai dėjo, tai šaunuoliai jie blemba. Tikrai. Va. Servisas nepriekaištingas, nusiskundimų neturiu. Nu va, pirmas traukos centras šito apleisto vandens parko, jeigu teisingai, jo, čia apleistas vandens parkas. Ir čia yra kažkoksai drakonas įdomus. Aišku, mano veido nesimato, saulė spigina. Ir vėl toks jausmas lyg esu Europoje, tie medžiai, gamta, vanduo, visiškai nesijaučia kaip Azija. Hello! Woo! Poland! Šūkauja ten tie vaikai. Nu va, čia visiškai, aš namie esu. Jeigu tas palmes išmestume, tai aš namie. We coming to you! Ir su motoroleriu čia Hue mieste žymiai smagiau važinėtis, o čia vyksta kažkoks performances. Reikia pažiūrėti, ką čia jie veikia iš tikrųjų, paparacint. Filmuoja muzikinį klipą, vietinis jaunimėlis. Tai mane išblaškė truputėlį tie šokėjai. Tai ką noriu pasakyti, kad ir su motoroleriu čia žymiai fainiau važiniai, tokie smagesni keliukai, mažiau eismo, daugiau gamtos. Žodžiu, po kol kas šita kelionė man patinka. Kas čia dabar? Wow, okei. Netikėti likimo posūkiai. Esam dabar drakono viduje. Oh, swimming pool. Hello. What is your name? Hello. Where did you learn to speak in English? Huh? Where did you learn to speak in English? Where? Yeah. Where? I don't speak English in school. In school. Nice. English is very good. Good job. Hello. Hello. Hello, guys. How are you? Bạn đi bây giờ lại mà. Not so confident right now. Yeah, of course. Hello. Nice to meet you too. Mày chơi xuống đi. Oh, that's teeth. Oh, hello. Hello, kids. Hello.
Sing ciao. Sing ciao. Bye bye. See ya. See you later, alligator. Okay. Aš nežinau, kiek čia reikia to vandens išgerti, kad jausčiaus gerai, bet suvartojimo vandens kiekis yra žvėriškas. Aš nežinau, ar taip tuos elektrolitus kas valandą galima vartoti, bet aš manau, kad geriau daugiau negu per mažai. Dabar atsigaivinsiu ir tęsim savo kelionę ratuku. Dar vienas elementas šito parko. Čiuožykla. Apleista faktas. Ir čia nučiuoždavai tarp džiunglių ir palmių į baseiną. Važiavom dviračiais ir pamatėm karaoke vakarėlį. Ir iš tolo jau šaukia mum beer, for sure. Aišku, kad užsuksim atsigaivinti šitą karštą dieną. You want a huda? Sing ciao. Two beer. Va, tenai vyksta karaoke vakarėlis. Mes vakar turėjom karaoke vakarėlį. Šiandien turi jie karaoke vakarėlį. Atneša mum gėrimuko. Susėsim čia dabar. Aliukas. Mo, bye, bye, yo! Woo! This different perspective. Mums šitą karštą dieną atneš feną ir įjungs. Malonu, tikrai, nes kad ir kaip juokingai atrodo, bet šitas vėjelis mums tikrai padės. Come on. Give me. Taip, ką čia jie mums siūlo? Try it, man. Không cần đâu. Tôi biết làm được. Oh, okay. Lapa. Yeah? Okay, yeah, sure. Yeah. Give me, man. Give me. How you from? Huh? Vậy con ơi. Okay. Yeah. Yeah. Good. Oh, it's a peanut sauce. Okay. Ngon không? Amazing. Yeah. Ăn được. Tụi con chị đi nè. Đang dụ cái đó. Bạn đấy. Spicy. Chạy luôn bạn ơi. Okay, good. Ok, vô luôn bạn ơi. Yeah. Vô đi bạn ơi. 1, 2, 3, vô. Vô đi bạn. Vat apie šitą žmonių svetingumą aš ir šnekėjau, tai labai džiaugiuosi, kad pavyko parodyti. Tiesiog
pakvietė, vaišina viskuo. Aš kai praeitą kartą buvau, tai šnekėjo angliškai geriau, bet ne tame esmė, kaip sakoma. Gerumui, gerai širdžiai kalbos nereikia. Bala. Bala? Yeah. Litvija. Litvija, ja. Mokambajo. Bao. Bao. My name Bao. À, mày là da ở đấy luôn này, da ở đấy luôn. Đây, là đó là da đấy. Yes. Ah, okay. My name Bao. Bảo. My name Phan. Han. My name G. Oh, a hard name. Mr. Sao. Yeah, Yeah. Mr. Chit. Sit. Sao. Sao. Sit. Sao. Sit. What's the name? Sit. Chit. Ok. My name. Neįsivaizduoju, kas čia, bet labai My geras. name. Mantas. But Mantas. Ne. yeah. Your wife. Phải burger. Khi quay hẳn là phải xót đấy, cái này xin lỗi, cái này có chó không vậy này? Bố lát mà lát. Đập cái chết rồi. Bạn ơi. Ok. Bạn Hiền ơi thứ. Ừ. Bạn Hiền. Đưa ló này ló. Rồi đi trong phố nhạc nào. Ok. Đây ló, đây ló lên lại tí nữa. This look. Sao? Đây ló thôi, đây ló mới lúc. I have to film him. Oh, okay. Ok. Singing. Yeah. He first. Like I don't. Lithuanian. Yeah. Okay, come on, Mantas. Nuo šios akimirkos dėl copyright teisių aš esu tiesiog pašalinęs muziką ir palikęs tik tai vokalą. Gero žiūrėjimo. You have to go there. Okay. I need a beer. Oh, now it's good. Šitoj vietoj aš visiškai pasimečiau. Aš buvau labai įsijautęs, man buvo labai smagu, bet mane tiesiog per prievartą vos nenumovė kelnių ir pasodino. Šiaip tai jie visi karaoke dainuoja atsisėdę. Tai galbūt čia kažkurio kultūros aspekto nesupratau ar kažkas panašaus. Okay, pamatysi mane pašau. Okay, Netai čia aušra. Mūsų ugnis rusena. Aki žalios neličia.
Dabar atėjo Česterio eilė padainuoti karaoke, pažiūrėsim kaip jam sekasi, nes aš išsirinkau lietuvišką dainą ir Česteris išsirinko lenkišką dainą. O dabar po Česteris dainuos po Maestro. Česterį mokina dainuoti vietnamietiškai, jam sunkiai sekasi, labai sunkiai sekasi, bet aš jį kuo puikiausiai suprantu, ta prasme, kuo puikiausiai. Kalbos barjeras čia nekliūtis. Vienas iš tų vyrukų tiesiog per vertėją parodė, kad vietnamiečiai taip užmezga artimesnį ryšį, susidraugauja būtent per dainavimą ir karaoke. Ypatingai, kai tą pačią dainą dainuoji dviese. Tai vat Česteris šiuo metu tiesiog užmezga ryšį su vietnamiečiu. Không đuôi kỳ vòng tay tròn vào Čia vakarėlis dar tai prasideda, prisijungė dar 3 keliautojai iš Belgijos. Mes čia dabar turime žmonės iš Vietnamo, Lietuvos, Lenkijos, Belgijos, Naujosios Zelandijos ir Prancūzijos. Matau, Belgija ir Prancūzija pasirinko kažkokią bendrą dainą. Vietnam, Ho Chi Minh. O, wow, ta prasme tikrai geras vakarėlis, buvo labai sunku išvykti iš šitos vietos, nes dar ir užsieniečių prisijungė. Bye bye! Nes dar ir užsieniečių prisijungė, bet su ta porele, kur mes keliavom, išsiskyrė mūsų keliai, nes jie pasirinko muziejų, o mes norėjom pamatyti vandens parką. Tai išvykti buvo sunku, bet dabar vykstame į pagodą. Reikia persijungti iš vakarėlių nuotaikos į keliavimo nuotaiką. Ten tiek emocijų buvo išleisti ir tiek emocijų sugerta, kad wow, tai atvykome į pagodą. We thought that there's like some wedding. Go, some soup made from fat of goat, like soup, noodles. Taip, papasakok man, kas yra pagoda. Dabar Huėje, Vietname, oras yra saulėtas. Temperatūra apie 30 laipsnių. Aš norėjau sužinoti, kas yra pagoda, bet man pasakė, koks oras. Ir sakė, kad jutiminė temperatūra 40 laipsnių, būkite atsargus. Nu, mes atsargus, mes tikrai atsargus. Tien Mu pagoda, esanti Huėje, yra viena žymiausių Vietnamo šventovių. Tai 7 aukštų pagoda, tapusi Huės simboliu. Ši pagoda garsėja savo senovinę architektūrą, istoriją ir mitais, aplankoma turistų ir yra viena seniausių budistinių pagodų šalyje. Tai čia yra viena seniausių šventyklų šalyje. Tai tas viena seniausių, ar pati seniausia, ar viena iš seniausių, čia jau klausimas, reikės pasidomėti.
Tienmu pagoda, dar vadinama dangiškosios damos pagoda, yra 7 aukštų ir laikoma neoficialiu Huės miesto simboliu. Ji įkurta 1601 metais Nguyen dinastijos pradžioje ir tapo svarbiu budistų centru. Pagoda pavadinta pagal legendą apie senolę, pranašusią vietą tapti dvasinę. Ši vieta garsėja ne tik savo architektūra, bet ir nuostabais peizažais aplinkui, nes yra ant kvapniosios upės kranto. Sutinku su dirbtiniu intelektu, tikrai yra gražu čia aplinkui. Labai gražus peizažai, kaip kalnai, upė. Tienmu pagoda siejama su įvairiomis legendomis. Viena iš jų pasakoja apie seną moterį, kuri pranašavo, kad šioje vietoje bus pastatyta didinga šventykla, kuri atneš taiką ir klestėjimą. Taip pat šventykla siejama su įvairiais istoriniais įvykiais. Pavyzdžiui, buvo Vietnamo sukilimo prieš Prancūzijos kolonizatorius vieta. Pagoda yra svarbi budizmo centre, tad čia dažnai vyksta religiniai renginiai ir ceremonijos. Prižiūrėti šitie visi bonzo medeliai. Tikrai čia meilės į šitą sodą, aplinką yra įdėta labai daug. You see? Finally, advantage to having a smoker in your group. What you will do now without me, huh? Yeah. I think, yeah, because it's gonna... It's okay, man. It's okay. Are you feeling purified? Drunk, I still think. Just drunk. True, it was so random, so unexpected, like, but it's so hard to find that perfect That's true. balance. Nu, šita budistų šventykla tikrai yra labai gražioje vietoje. Pamenat, jeigu skundžiausi, kad nejaučiu, kad esu Azijoje, tai šita vieta labai graži. Čia tikrai jaučiuosi kaip Azijoje, kur gamta yra nuostabaus grožio. Šiandien valgėme tik tai pusryčius ir esame labai alkani. Tai čia bandysime kažką susirasti. Taip pat pasigrožėsime saulėlydžiu. Nes čia nuo to šventyklos tiesiog 10 metrų ir vat yra tokia faina vietelė pasisėdėjimui, užbaigti savo dieną. Nu, jaučiuosi tikrai pasikultūrinės, kaip reikiant per šias 2 dienas. Jau norėčiau vieną dieną į jokias šventyklas neiti niekur. Bet rytoj išvykstam į Hanoj, tai žiūrėsim, ten irgi reikės kažką aplankyti. Išlydim savo draugus atgal į Danangą. Buvo smagi kelionė su jais, bet metas šią žavę porelę išlydėti su paskutinė vakarienė. Ir mus pakvietė pavalgyti į salioną. Į savo nesalioną ir mus pakvietė pavalgyti į savo svetainę žmonės. Visai nieko. I feel like they treating us too good. Visai nieko čia, galiu sakyti. Tai žodžiu, čia kažką pasakojau, bet nepabaigiau. Tai manau, kad čia Hue kelionė
ir pasibaigs, nes dabar yra 7 valandos, rytoj pirmadienis, mūsų traukinys ten kažkur apie 4 gal. Tai rytoj varysim į Hanojų, tai tikriausiai čia bus video pabaiga tikiuosi ir rytoj jau nieko nefilmuosiu, tiesiog reikia atsikelti kokią 6 ryto ir padirbėti iš pieties. Norėčiau aš čia dar kažką nuveikti tikrai šitą miestą, bet reikia turėti atsakomybės jausmą, reikia grįžti namo, man reikia šiandien normalaus miego ir rytoj nuo 6 produktyviai atsidarius laptopą pradėti daryti dalykus. Tai Azijoje labai dažnai žmonės verslus atsidarinėja tiesiog savo namuose, tai aš esu matęs. Namuose žmonės atsidarė motorolerių taisyklą, visokius ten nežinau, kalbinius kalbesių, ta prasme, bet dažniausiu atveju tu matai, kad jie savo namuose atsidaro tiesiog restoraną. Tai dabar truputėlį jums atrodysiu. Va, mes dabar, pavyzdžiui, visi sėdim tiesiog žmonių svetainėje. Yra laiptai, tenai kažkas užkandžiauja, teliką žiūri. Ir taip atrodo iš lauko. Pilna žmonių. Medaliai, laimėjimai ir šeimos nuotraukos. Prasideda mūsų kelionė iš Hue į Hanojų su traukiniu, kuris važiuos 16 valandų kažkur. Ir mes pradedam kelionę 3 dienos, baigsim kokią 6 ryto, tai šitas traukinys yra vadinamas Sleeper Train. Tai pažiūrėsim, kokios jisai kokybės. Dabar truputėlį reikia paskubėti, nes mums reikia vagono numeris 7. Čia galima dar snacksų nusipirkti, čia yra visokių dalykų, ryžiai, virti kiaušiniai, virti kukurūzai ir panašiai. Čia truputėlį intensyvoka, dabar man reikia susikaupti. Taip. Hello. So just pick something, I believe. Chồng ngắn anh, chồng ngắn, đừng ngắn giá. Ant bilietų nėra nieko sužymėta, tai čia šitie uždaryti yra. Yeah, we need to ask for someone. Žodžiu, mes nepatenkam į savo kambarius, reikia paklausti darbuotojo, kad mums atidarytų ir atrakintų nors vieną kambarį. Čia veikia šita sistema, aš nežinau. Nėra kambarių, bilieto jokio. O, va, darbuotojas. Sing Chao. Sorry? Can we? Are we going to here, like that? Yeah. Free snacks, okay. Come on. Nu va, turim kaimyną. Net jam yra čia sunku suprasti, kur čia mes patekom. Về Du Quỳnh. Hanoi. Hanoi.
ką, įsikūrėme su Chesteriu savo kambarėlį, tuoj viską parodysiu. Su minimaliais nesklandumais. O, kaip gražu. Tai, žodžiu, metas jums parodyti savo traukinio kambarį. O čia įėjimas, Chesteris sėdi. Sorry. Čia mūsų kaimynas. Čia yra mano lova, čia yra Chesterio lova, jisai sakė antram aukštį nori. Tai čia dar kažkada dar vienas svečias atvyks ir viskas, yra tenai po stalu rozetės. Ir aš dabar čia įsitaisysiu ir dirbsiu, nes turiu labai daug darbų. Žinoma, puošmena, plakatas. Pažiūrime, kas matosi pro langelį. Turiu šviesą ir turiu rozetę. Tik neįsivaizduoju, kur yra tualetas. Reikės eiti paieškoti ir pradėti savo darbus. Turiu susėjimą meniškom veiklom, bet buvo sutrukdytas. Ir kaip vienamui pridera, tikrai gražus vaizdai tenai, kalnai tolumai. Oi, čia šiukšlės artumoj. Einam, paieškosiu tualetą. Va. WC. Kur tas WC čia? Čia gal? Ai, čia galima vandenuko prispilt. Labai panašus traukinys kaip ir Tailande iš tikrųjų. Štai ir šios kelionės kulminacija, tualetas. Gerokai smagesnis negu tikėjausi. Ok. Chesteris jau matau čia užsiminėjo meditaciją. Now I see the speed of the train. I understand. Flago xây bắn cá này. Nghe đây, mấy con cá nó ngọt cà ra này. Sunku pradėti darbus, mes su Chesteriu prie to lango prilipę. Bet turiu visą naktį, tai tikrai nebėda čia. Yeah, let's see what we have inside. You can just unpack it. Peanuts. All right. Taste of coconut. One for me, one for you. Some waffles, I guess. Rice waffles. Rice, oh nice. Sugar. I'm not sure, but when I touch it, it's like that. Yeah, it feels like it. True. 2 bottles of water. Fancy. And hot tea. Oh, I saw there it's like a pot. Yeah. Or, hot pot. What was the name? The hot water, yeah? Water there, yes. Oh my god, nice. And some wet napkins because we forgot to take it. Of course, this time it's like we have to pay extra for this. Yeah. If we're gonna use it because True, we have true, a true, restaurant. It's like that. Yeah. Ir mes išleidom už šitą tiketą. How much Chester you paid? But it was a lot. Yeah, actually we paid like quite a lot for this train. As far as I remember, for one ticket it was like 74. We have in our app. Yeah, 140, so for one person it's like 70 euros. So yeah, it's Vietnam, man, you know, like. Tai iš viso išleidom
už 2 bilietus 70, ne, iš viso už 2 bilietus išleidom 140 eurų. Ganėtinai daug šiaip, labai daug. Nusipirksim kažkokio, nežinau, bandelių, kažką iš šito vaikinuko. Come on. And that's it. Betonas, kažkas viduje, neįsivaizduoju, ką čia valgau, bet visai nieko. Yeah? So like... Yeah. Oh! No, turtle. Var mı seni? Hey! Čia nuotaikos labai greit pasikeitė. Čia kažkokia muzika įsijungė. Did you close the door? Close it. Ah, okay. Are you sure it's our guy? I don't believe so. Žodžiu, nežinau, įjungė čia kažkokią muzikytę random ant viso traukinio ir tada mes pasiklausėm žmonių, ar čia yra restoranas. Tai sakė, yra, nu tai reikia eit patikrinti tą restoraną jau, jeigu čia jis toks yra. Nes man truputėlį reikės įkvėpti nuo darbų, šiaip jau truputėlį šalkau, tai susirasim restoraną ir po to vėl tęsime darbus. Kodėl čia ta muzika jungia? Tik saulė nusileido ir buvom, visam traukiny pradėjo per kolonėlės muziką groti. Pasiekėm paprastųjų mirtingųjų vietas, kurie nemiega, tiesiog sėdi. Tai mes čia dabar perėjom kokius 4 vagonų. Nu, ne šiaip daugiau mes jau perėjom. Eina savo. Ir čia gyvenimas, nu tai verda. Ir čia gyvenimėlis, tai verda, eina savo, ten tuose kambariukuose atsisėdę. And yeah, just a second. Sing ciao! Oh, so this is the restaurant, man. Okay, pasiekėm restoraną. Hello, do you have food? Yeah, okay. Menu? You have a menu? Ah, okay. Here is. Nu, čia tas restoranas, tai toks nežinau, ar mes išliksime gyvi po šito maisto. Ir mūsų šefukui, barmenui, virėjui nelabai patinka filmavimas, jisai man neleido filmuoti. Bet aš slapčia vis tiek pafilmuosiu. Čia toks ganėtinai prastokas kvapas šitam restorane yra iš tikrųjų. Užsisakėm ryžių su vištiena, tai pažiūrėsim. Text me that
have to translate. Sorry. Štaip atrodo maistas, nu, neslėpkime. Atrodo tikrai ganėtinai liūdnokai, bet ką žinau, ryžiai, kopūstai. Tai palinkėkit sėkmės, kad nesusirguliuotume. Em vẫn cho nó đi làm. Nó không cần biết. Em nói thằng anh nhá, có con Quỳnh Mai nó đi lên đi đây mà. Anh hỏi nó từ đầu nhưng nó nói cho anh nghe. Em không biết là nào. Nhưng mà cái gì đấy Litva, Ba Lan. vợ em là từ ngày nó đi làm rồi chưa Litva. chưa tìm một em nó nào. Trong khi đó đâu. Trong khi đó nhá, em nói anh nhá, nó nghỉ 2 tháng, nó còn 2 tháng nữa nó mới đi làm. Đây nó nghỉ còn 2 tháng nữa nó mới đi làm nhá. Em nói anh nhá. Nhưng nó còn 2 tháng nữa nó mới đi làm. Nhưng đây trạm đang cứu người, em bắt nó đi. Em bảo nó đi. Người ta hỏi có đi được không? Mình trả lời người ta là đi được. Không. Chester. Cái đấy nhá, em nói anh nhá. Nó lại chửi đâu. Okay, buddy. Là đúng Okay, done, yeah? Ah, thank you. Nếu người cũng không bắt nó đi And được, this one? không đi. Nguyên cũng đi thì là không. Thank you. Come on. Nu, tam restorane tai buvo labai keistas vaibas, prasme, sunku net nupasakot, kaip iš kokių filmų ten atmosfera, tai tokia kaip, nežinau, sovietmetis, 80 metai. Kaip sovietmetis, 80 kokie metai, ten susirinko tokių keistų personų, labai ten tie darbuotojai, ten, kaip nežinau, kaip mafija atrodė, tai su ta kamera taip drąsiai nesijaučiau. Maistas buvo, nu, tikrai tragedija. Pripažinkim, aš per 6 mėnesius Azijoje 2 kartus atsisakiau valgyti mėsą, tai šitas kartas buvo vienas iš jų. Pirmas kartas buvo Indonezijoje, kai haikinau į Mount Rinjani, ten irgi atsisakiau valgyti mėsos, tai nežinau, kiek ten pafilmuoti pavyko, bet tikiuosi, kad atmosferos bent jau šiek tiek padės įnešti. Bet su Chesteriu sakėm, nu, kad keistas vaibas, žiauriai, bet dėl to ir keliauji, dėl įvairių akimirkų. Tai dabar grįžtam į savo namelį, aš dar atsidarysiu laptopą ir eisim miegoti jau, bandyti ilsėtis. Tai va, tiek žinių šiam kartui. 10 valanda, akys jau man išvarvėjo. Nuo to kompiuterio reikia eiti ilsėtis, jau griūti į lovą ir pamėginti pamiegoti. Tai 5 ryto turėtume atvažiuoti, pristatysim žadintuvą kažkur prieš, kad daiktų jokių nepamiršti ir panašiai. Buvau nuvaręs į restoraną, bandžiau kažkokį gėrimą nusipirkti, bet buvo jau uždaryta, tai dabar tenka per visą traukinį eiti, tai reikia labai daug vagonų pereiti, labai daug durų atidaryti, bet čia, nu, gyvenimas verda tam traukinį, atrodo, kad patekau į kitą pasaulį, jau teko ir su šeima viena nusipaveiksluoti, žodžiu. Tai dabar išsivalom dantis ir viskas čiūčia liūlė, kaip sakoma. Reikia varyti, pamėginti, pasilsėti.